Tai labas rytas. Prasideda naujas mėnuo. Tiksliau jis jau prasidėjo, bet aš tiesiog neturėjau kada dar prisėsti. Šiandien yra rugpjūčio 5 jau. Rugpjūčio 1 buvo penktadienis, aš kaip tik baiginėjau megzti vesto kojines, apie jas atskirai žinoma. Ir paskui šeštadienį, sekmadienį mes išvažiavome į Merkinę, tada ištiko pirmadienis ir šiandien antradienis jau, bet tik dabar radau laiko prisėsti. Tai ką aš mezgiau? Aš mezgiau šiek tiek to krepšiuko, aš jį parodysiu truputėlį vėliau, galbūt kai turėsiu daugiau progreso, bet pasistumėjau per maždaug tiek. Ir tada, kai jau buvom namuose, aš mezgiau savo liemenę. Tai va, liemenės dabar jau yra va tiek. Na taip, gal parodysiu, tiek jau nuo pažasties sujungimo. Ir man tiesiog reikia važiuoti žemyn. Ir viskas. Ir bus pabaigta. Nežinau, kiek čia matysis tų blizgučių, bet jų čia, žinokit, yra nemažai. Gal tiesiog dėl to, kad pas mane dar roletai užžeminti, tai nesimato. Čia vat baigėsi mano antras tas konusiukas. Ir turiu realiai dar du. Atsiprašau. Va, turiu dar du realiai pilnus, bet aš manau, kad aš tiesiog pasimsiu vieną, jį sumegsiu ir bus viskas. Va. Man atrodo, šitas biškį didesnis už šitą. Nesvarbu. Bet žodžiu, aš sumegsiu vieną tą konusiuką ir viskas, nes jau ilgio kaip ir man jau to bus pakankamai. Dabar liemenė man siekia maždaug bambą. Kai aš apsivilku, o dar vis tiek jinai išsiplaus, gal dar truputėlį atsileis. Tai nenoriu rizikuoti, kad paskui nereiktų ardyti ar taisyti ir panašiai. Beje, pamačiau, kokia sudėtis faina iš tų siūlų. Tai yra, va, 50% linas, 20 rejon ir 30% bambų. Nu, žodžiu, labai fainas, labai švelnutis siūlas ir šitie visi žvyneliai ir blizgučiai, jie visiškai manęs nedirgina, niekur nekimba, bent jau kiek aš čia matavausi. Va, čia galite matyti mano sauciukas, viniuką vieną prisektą. Tai va. Tai žodžiu, labai smagus mezginys, testas ir labai noriu iš tiesų aš jį pabaigti ir dar šiemet panešioti ne tik progom, bet ir galbūt kažkur šiaip pasipuošti šiaip su vyru ar kažką. Tai va, tai žodžiu. Šiandien yra antradienis, šiandien išeina antras Steveno Vesto klų. Tai iš tiesų, nu kaip visada, aš išsimegsiu tą klų ir tada grįšiu prie skaros, prie liemenės ir žodžiu megsim toliau. Ir galbūt netgi pabaigsim per šią savaitę. Tai būtų išvažiuoriai smagu, tada galėčiau kokią saulėtesnę, gražesnę dieną šią ir nufotografuoti. Tai va, tai tiek žinių iš manęs šiandien. Man dar reikės suredaguoti už Liepos mėnesį antrą dalį, tai gal vakarą prisėsiu, nežinau, pasižiūrėsim. Ir viskas, va, tokie liukai, žodžiu, tiek mezginių. Ir jeigu pabaigsiu vat liemenę, kuri yra testas ir nu, jisai nori tokio greitesnio biškį pamezgimo, mes grįšim prie ruletės ir ją sukinėsim tada, kai nebereikia vesto megzti. Tai žodžiu, būtų labai smagu. Tai kol kas tiek tada, viskas. Einu laukti emailo, einu padirbti ir, žodžiu, pasimatysim už poros dienų. Iki. Tai sveikos. Bandau įtaisyti telefoną, kad galėčiau pasirodyti. Čia zaras turbūt. Nesvarbu. Tai ką, turim pagaliau pabaigtuką. Po tikrai mano akimis man nemažos pertraukos. Ir tai yra mano šita test liemenė, kuri atrodo dabar štai taip. Nelabai kas matos, nes ir toliais reikia, kad atsiskleistų, žodžiu, va. Visko čia yra pilna, man beprotiškai gražu. Viskas pas mane truputėlį blizga, aš pabandysiu rytoj pafilmuoti, kai bus geresnis oras, nes dabar mes turim 5 valandas po pietų ir aš įsėdžiu, žodžiu, roletai nuleisti, viskas nuleista. Galit girdėti pokšėjimą, tai čia, žinokit, Zara žaidžia. Aš jai palikau tokį maisto žaislą ir jisai ten, žodžiu, tokia spiruoklė išlėkė ir ten maisto išberia ir, žodžiu, dabar baisiai užsiemu susirinkinėti viską. Tai va, viskas. Pabaigtukas yra, žinokit, siūlai kaip visada nenukarpyti, va, čia ilgiausias kyšo, o, va, čia. Ir aš eisiu tuoj pat viską išskalbt. Linksmoji dalis iš tiesų buvo daryti Italian bind-offą, kurį aš čia pabandžiau daryti. Ir kadangi yra žvyneliai, tai jie ne per visas skylės norėjo persikišti, tai, žodžiu, reikėjo ten parodyti žvyneliam, kaip reikia lįsti per skylę.
Bet vienaip ar kitaip, aš esu be galo patenkinta, aš jau numanau, kur pasipuošiu ir žinau, kokia spalva man reikės toliau lakuot nagus. Dabar jie yra tokie juoda kava arba pieniška kava. Tai žodžiu, va šitaip. Ir kai pabaigiau šitą šedevrą, iš tiesų labai norėjau dar kažką tai pamėgti truputėlį, tai pasiėmiau savo Franceską palaidinę, kuri dabar yra vidury eilės, bet nieko tokio. Žodžiu, šiai minutei mes turim va tiek. Yra numegsta visa nugara ir yra va tiek, kas čia, nežinau, 20 eilučių, gal mažiau truputėlį priekio. Tai galvoju, kad gal aš šiandieną pamegsiu šitą priekį dar šiek tiek. Gal netgi labai norėčiau iš tiesų pasiekti tą momentą, kur jau reikia pradėti megzti ratu, bus truputėlį lengviau. Ir, žodžiu, po truputėlį taip pat išjudinti savo senus projektus. Dar šiandieną bandžiausi siūlus, ką galėčiau panaudoti meškėno megztiniui. Tai radau ir manau, kad man visą tai tiks, nes į geidžą aš pataikau. Tas pataikau ten 21 akis, aš gaunu 20. Tai nemanau, kad čia labai didelė problema ir, žodžiu, viskas bus gerai. Tai va, tai siūlus išsirinkau, apie juos ateityje, kai, žodžiu, jau artėsim prie to meškėno, nes vis tiek visos pamiršim, aš irgi. Bet aš užrašus jau pasidėjau, kad, žodžiu, šitas megztinis, kadangi vis tiek megsim ten rugsėjį, tai kokius siūlus, kad nepamirščiau, nes manau, kad tikrai neturėsiu labai daug pradėtukų ateinančiam dienom, nes noriu dar, kaip sakau, prasivalyti truputėlį virbalus, man čia labai daug visko buvo prikritę. Tai va, tai žodžiu, mano planas šitą pajudinti gerai ir galbūt pakaitom pasimti tą žalę skarelę megztą. Šitą skarfletą, kur siūlus turiu iš šonutės, žodžiu, gal man jį pavyktų kažkiek dar taip pakrutinti, būtų irgi labai smagu. Ir paskui matysim, kurioje mėnesio dalyje mes atsirasim, nes dar yra krepšelis čiurlionio. Tai, žodžiu, ir šitą aš noriu labai judinti. Ir, žodžiu, va, šitie, manau, kad 3 projektai bus tokie plius minus va šio sezono. Tai va, viskas. Beveik 4 minutės. Aš atsijungiu, einu, žodžiu, skalbti šitos liemenės savo. Ir tikėkimės, neužilgo galėsiu pasirodyti, kaip jau jinai atrodo pabaigta, graži. Aš pasipuošiu truputį. Aš tą liemenę vien apsirengus esu pasipuošus. Bet, žodžiu, apsirengsiu truputėlį ne taip margai. Ir, žodžiu, pasirodysiu, kaip ta liemenė vis tik skavosi. Tai va, viskas. Tam kartai tiek. Iki sekančio. Tai sveikas Rūksalytės. Šiandien mes turim šeštadienio rytą, 11:30. Oi, laikrodžių net. Kraunu laikrodį, žodžiu, nieko. Neturiu aplink save, laikas man čia neegzistuoja. Žodžiu, mes turim tokį ramesnį savaitgalį, vyras išvažiavus motociklu pasivažinėti. Aš, žodžiu, truputėlį mezgalioju jau. Tai dabar, ką mes turim? Mes turim šitą raudoną palaidinę. Oi, aš ją čia dabar kažkaip laikau. Va. Mes turim šitą raudoną palaidinę, kurios aš turiu primesgus ratu tiek. Į ratu primegzti reikia 20 su virš centimetrų, man atrodo, kaip minimum. Ir aš noriu dabar susimegzti kaklą, nes čia, kaip matot, labai daug vietos atrodo ir, žodžiu, labai atvira. Tai mano mintis dabar yra per šiandieną susitvarkyti kaklą, kol nepamečiau visų akių nuo kūno. Ir, žodžiu, ir paskui, kiek jau liks tų kamuolių, turiu dabar likusius 3. Man liko 3 gražutėliai kamuoliukai. Tai vieną iš karto pasiemu ir, žodžiu, susirasiu vienu dydžiu mažesnius virbalus ir eisiu megzti, žodžiu, toliau eisiu prisirinkti kaklo ir susimegzti kaklą. Ir paskui jungsiu siūlą ir, žodžiu, varysim ratu, kol man liks, žodžiu, kol teoriškai turėčiau turėti mažiau. Turiu megzti ratu, kol liks 4 cm mažiau iki mano pageidaujamo ilgio. Tai reiškia, jeigu reikia megzti, tarkim, 21 cm, tai dar plus 4 cm, po to eis to ribo tokio. Nu tai va. Šiaip ne taip pasakiau, sakau, žinokit. Toks chill šeštadienis, kad
atsipūtę ir smegenys ir viskas. Tai va, eisiu turbūt pasidaryti kavos, nes jeigu aš pradėsiu be kavos pririnkinėti kaklą, tai turbūt prisirinksiu kūną antrą kartą ir nieko nesigaus, arba pririnksiu rankovę, kurias pririnkti nereikia. Iš tiesų labai įdomiai gavosi, nes, kaip matot, nežinau, matosi turbūt. Va, čia ir tas rankovės kraščiukas, jisai eina iš tų 4 akių, kur pinutė dedas, ir va toks labai gražus tokiam bangeliam kraštelis pasidaro. Ir čia nieko daugiau nebesirenka, viskas, jisai toks ir lieka. Tai aš buvau giliai sužavėta tokios idėjos. Ir žodžiu, taip ir paliksiu, o dabar einu kavos, tada susirinkti akis ir tikiuosi ilgai netruksiu, kol susitvarkysiu kaklą. Ir tada mėgsim toliau, žiūrėsim, žodžiu, koks čia mano savaitgalio planas. Labai norėjau 2 mezginius pabandyti susitvarkyti iš senesnių laikų, kurie... Vienas buvo test megztinis, kuris tiesiog gavosi truputėlį per trumpas ir aš labai norėčiau jam primegzti dar bent tiek, kad manau, kad labiau džiugintų, kol aš dar siūlų, žodžiu, turiu. Ir kitas yra mano suknelė, kurią nėriau su mezgimo mūza, buvo pamokų kursas. Ir aš tą suknelę nusimezgiau ilgą. Jinai yra iki žemės. Ir man yra per ilga nešioti, gal ne kasdieną, bet išnešti ją į lauką dažniau. Aš norėčiau ją susitrumpinti maždaug iki kelių, kad galėčiau, žodžiu, nešioti tokia kaip laisvalaikio suknelė. Tai po to, kai susitvarkysiu kaklą, jeigu man bus ūpo, tai mes apsimsim kitų projektų tvarkymais. Aš manau, kad žinokit, aš šį savaitgalį ne kartą dar čia prisijungsiu jums ką nors papasakot, tai laukite tęsinio. Tai sveikos. Atsimenat? Sakiau, oi, čia prisijungsiu dar ne kartą tą pačią dieną, kažką darysiu kažkur. Tai šiandien sekmadienio vakaras jau, dabar yra 7, jau var laikrodis grįžo ant rankos. Žodžiu, yra 7 vakaro ir aš beveik non-stopų mezgiau. Tarsi, kai megzau, tai mezgiau šitą daiktą, savo Franceską. Ir aš pasitraukiu va čia toliau ir pridėsiu nuotraukėlę, man dabar jinai jau po krūtinę šiek tiek. Ir aš jau pavargau truputį. Man čia viskas yra gražu, viskas fainai, bet palaidinė sveria jau daugiau negu 100 gramų ir kai mezgi, jinai po truputėlį jau jaučiasi, kad ją reikia laikyti rankose. Tai čia gal vienas aspektas. Antras, tiesiog truputėlį pavargau. Šiaip aš ją labai noriu pastumti kuo toliau, žodžiu, kuo labiau, kad galėčiau galbūt dar šią vasarą kažkiek aš ją panešiot. Bet suprantu, kad pertraukėlę pasidaryti irgi sveika. Tai va, tai žodžiu, spaudžiam truputėlę pauzę ant šitos palaidinės. Šiandien mes turim sekmadienį, antradienį ryte išeina vestuko kojinės, tai žodžiu, jos vėl iš karto į prioritetą taip. Tai šiandienai ir rytojui, aš manau, mes dar galim ką nors pamegzti. Tai aš prasisuksiu ruletę ir pasižiūrėsim. Va, parodau, žodžiu, kaip atrodo Franceska dabar. Aišku, čia siūlų pilna, jie nesukaišyti. Jie visi yra sukaišyti, bet jie yra nenukirpti, nes čia vis tiek gyvas organizmas dar. Tai va, tai žodžiu, pasirodau, štai, kaip atrodo, aš vakar susitvarkiau kaklą, kuris atrodo irgi labai dailiai dabar. Net neišplautas jis atrodo dailiai, yra twisted 1 ant 1 ribas. Ir va, kiek jos yra dabar. Nuo pažasties primegzta yra va tiek. Nuo pažasties yra primegzta maždaug va tiek. 1, 2, 3 persukimai. Šitų visų reikalų reikia dar labai daug. Kamuolių turiu 2,5, tai aš maždaug esu įpusėjus siūlus. Ir va, ir žodžiu, man tiesiog reikia dabar truputėlį pertraukos. Galbūt po to, kai numegsiu vesto kojinių dalį, aš vėl prie šito sugrįšiu, nes man palaidinė tikrai patinka, jinai man ir tinka ir žodžiu, kol kas mane viskas joje džiugina. Tiesiog aš noriu, kad ir toliau džiugintų ir nespaus per prievartą savęs. Nes dabar jaučiu, kad jau po truputėlį taip... Reikia pasistengti, kad, žodžiu, neskrolinčiau telefonę, o megzčiau. Tai va, tai žodžiu, tokia mažutė išpažintis. Video neredagavau, nes vakar mes ėjom su draugais pavakarot. Šiandien ryte buvau pas Onutę svečiuose
Ir, žodžiu, tikrai, tarsi, kad ir draugė mesgimo, mes nemesgim, šnekėjom apie įvairius darbus, pavyzdžius ir siūlus ir ką tik tais nori šiaip gyvenimą, bet, žodžiu, prie mesgimo taip ir neprie rankos. Na tai va, tai žodžiu, Frančeska yra tokia, truputėlį pailsėsim ir aš ir palaidinė, ir rytoj į mašiną ką nors pasiimsiu, priklausomai nuo to, ką mes išsisuksim, nes į mašiną gali eiti Everyday Bag, gali eiti Ivy palaidinė. Šiaip, jeigu Frančeską išsisuksiu, jinai irgi gali eiti, bet sakau, aš jau labai nenoriu. Ir, žodžiu, pažiūrėsim, ką išsuksiu. Ir tada, žodžiu, tą ir megsim. O šiaip, jeigu jau reikia kažkas bus kito megst negu tie mašininiai, tai tada aš turbūt Everyday Bag pasiimsiu į mašiną, nes jisai toksai turėtų irgi judėti bent po truputėlį visur. Tai va, tai aš, žodžiu, visą pasišiaušus, einam išsisukam ruletę ir žodžiu, žiūrim, ką turim. Nu, va, žiūrėkit, kaip užsakyta ruletė. Išsuko man Everyday Bag. Tai aš jums dabar rodau, ką turiu. Turiu štai tiek. Oi, Jėzus Marija, kamuoliukai. Va, turiu štai tiek. Esu pradėjus jau antrą užėjimą visų spalvų ir esu jau ties šalia. Tai ties šita pačia spalva ir man liko va dar balta, geltona, oranžinė, raudona. Tai turiu tiek. Ir dabar mums reiktų dar iš tikro pasižiūrėti, kiek trūksta, kad būtų visas čiurlionis užmegztas. Čia galima taip iškišti ir viskas bus gerai. Kur mano čiurlionis? Čiurlionis truputį pasiglamžęs, nes jisai nuolat keliaujantis yra. Tai va. Nu, žiūrėkit, aš jaučiu kaip visai. Esu visai neblogoj situacijų, va. Taip maždaug atrodo mano pusė to krepšio. Ir va, kiek liko man čiurlionio per pirštą. Tai aš manau, kad tikrai mes pabaigsim tas spalvas ir krepšelis irgi užsibaigs. Jisai šiaip dar prasitampys su laiku. Ir, žodžiu, manau, kad čia labai gerai viskas eina. Ir va, tai gerai, kad užsisuko ruletė man ant šito. Nežinau, ar per vieną spalvą, ar per dvi aš čia dar pavarysiu. Nu, gal per dvi ne, bet, žodžiu, pajudinsiu reikalus. Reikės išsimti tas spalvas, kurių jau nebenaudosiu. Ir viskas, ir tada, žodžiu, megsim toliau. Darysim rankenas ir bus krepšelis baigtas. O šitas gyvena va mano katinė. Tai, žodžiu, turiu va tokį krepšelį, turėsiu savo rankų darbo krepšelį. Tai tiek. Einu, žodžiu, susitvarkyti siūlų, pasidėti Frančeską į krepšelį ir, žodžiu, ir megzti Everyday Bag. Iki sekančio. Tai sveikas Raštalytės. Aš ir vėl filmuoju iš lauko. Zara jau nuo manęs pabėgo. Na, žodžiu, iš pievą čia iš to ją vis paleidžiu, jinai ant priekį. Na, gerai, ne priekį, va ten. Tai va, žodžiu, prisijungiu, pasirodyti, kad šiandien aš buvau ofise su savo tankartį. Tankartį mesgiau kaip testą prieš turbūt 2 metus. Megzta iš Gazal Cotton. Iš tos žalios spalvos mano vyras turi megztinį. Ten mesgiau iš galvos dizainą. O nugarą pirkau papildomai tokį salotinę. Tai man šitą palaidinę tokia labai vasariška, labai faina. Tinka ir vėsesnė, ir karštesnė diena. Žodžiu, tiesiog puikus darbelis. Gal pridėsiu dar kokią nuotrauką, kur matosi bendrai, nes matau, kad šitai tik tais pirma pusė palaidinės matos. Va, žodžiu, iki vakar išsisukau ruletę į šitą tašiuką savo Everyday Bag. Tai dabar man liko prijungti, žinokit, tik tais 2 spalvas. Liko oranžinė, taip sakant, liko ta bendra spalva, tada oranžinė, bendra spalva, violetinė ir vėl bendra spalva ir viskas. Nu ir žodžiu. Ir tada lieka rankinas. Žiūrėkit, krokodilas. Horizonte. Sako,
Gyvenimėlį, tu mielasis. Nu, žodžiu. Tai va, taip ir gyvename su Ciūtė. Aha, taip. Tai krepšelio man jau kaip ir nebetiek daug beliko, kas mane išties džiugina. Nes rytoj išeina Vesto kojiniuklų, tai tada Vestą pamesgam. Tada pasiemu ir pabaigiu tašę. Ir žodžiu, turėsim dar vieną pabaigtuką, aš jau galėsiu, jeigu ką, prie jos kabinti čiurlionį. Nu, išplauti ir tada kabinti čiurlionį. Bet, žodžiu, pabaigtukas mane džiugina labai. Ir tada žiūrėsim, ką sekantį aš galiu pasimti. Nes, nu, dar kaip ir galiu ką nors pribaigti. Labai norėčiau tą raudoną palaidinę, jinai irgi nėra didelė ir jau nėra daug ką megzti, tiesiog reikia ratu ten tą raštą varyti. Tik tiesiog, kad, va, kaip sakiau, jinai jau po truputėlį sveria ir, žodžiu, nu, gal tiesiog pasidėti patogiau ir megzti. Ir, žodžiu, džiaugtis, turėsiu dar vieną palaidinę vasarai. Ir va, pagalvojau, kad prisijungsiu, pasirodysiu ką apsirengus. Zarą parodysiu, nes nenustoja tiesiog vartytis, tiesiog nenustoja. Pabėga kelis metrus ir vėl verčias. Ir, nu ir va, kaip matot, tiesiog. Tai žodžiu, einame su Zara pasidžiaugti šiltų orų ir pasimatysim vėliau. Viskas. Ate. Atsivežiau savo mezginį truputį į sodą. Galvoju, pamėgsiu fotelį. Čia toksai vietinės reikšmės šiltų fotelis. Ir šitas daiktas čia miegojo. Nu, čia aišku, Zaros plaukų pilna. Bet ir šitas daiktas čia miegojo ir jis nenori niekur nuskrist. Jėzus Marija. Einu aš išnešiu kur nors. Nu, eik. Eik man iš megztinio. O siaubė. Nu, jis. Va, šiandien mes turim rugpjūčio 17 dieną. Atėjau pas jūs pasirodyti, ką nuveikiu per paskutinės dienas kelias. Tai buvom sode, įdėsiu truputėlį medžiagos. Pas mus sode yra naujų gyventojų, tai turėjot pamatyti jau. Tikiuosi neišsigandot. Kaip matėte, aš neišsigandau. Ir ką? Tai per paskutinės kelias dienas numezgiau, aišku, Vesto 3 klų, kurį parodysiu kitame video. Ir kasgi dar. Ir man atrodo, Vesto klų jūs gal net ir pamatysit anksčiau, negu išeis video apie rugpjūtį. Tai va, tai žodžiu, numezgiau Vesto kojinių dalį, kurią man priklausė numegzt. Ir tada, ar taip ne Frančeska mum ir išsuko rulėti paskutinį syką. Nes turim ką? Turiu pabaigtą everyday bag su čiurlioniu, prisiūtų. Jau viskas jau tiesiog pabaigta. Jisai dabar džiūsta. Matėt, kad viskas yra susiūta, jeigu ten, žodžiu, pritrombuota ir panašiai. Kai išdžius, man liks tik tais nukarpyti siūlus ir viskas ir pradėti nešioti. Tai va, su Vestu. Su čiurlioniu baigta. Vestas baigsis ateinančios savaitės pradžioje. Ir turiu Frančeską atsinešus. Tiesa. Net laikė mano nervai silpni. Mes turėjom užsakymą iš Ikėjos šiaip visokių reikalų pirkti. Močiutei sofą, tatai sofą. Ir aš tiesiog neišsiturėjau ir pasičiupau šitą krepšį. Ir jisai labai sėkmingai, kaip mezgėjos krepšelis buvo pas močiutę.
Tada vežiausi į sodą, tai ten jisai buvo visko krepšelis. Ir saldainį nešti, ir nesaldainį, ir, žodžiu, viską nešė. Ir dabar jisai jau vėl mezgėjęs krepšelis ir turi mano Franceską. Tai Franceska dabar turi sumegztus 3 kamuolius. Ir aš iš tiesų jau esu prijungusi ketvirtą kamuoliuką. Jis čia toks visas. Aš kadangi darau centerpool, tai man čia toks biški apsivėmė. Tai va, tai Franceska atrodo taip. Oi, net nebesimato. Žodžiu, turiu va tiek. Nuo čia yra tiek, kiek esu primesgus. Ir kur aš dabar taip, čia prijungiau kamuolį. Tai čia, va čia taip, 2 eilutės atgal. Ir o kiek aš primesgiau nuo paskutinio kamuolio? Nejaugi tik tiek. Panašu, kad nuo paskutinio kamuolio tai primesgiau va tik tais tiek. Tai tada gausis, kad aš tikrai visus kamuolius sunaudosiu iš tai palaidiniai numegzti. Žiūriu, nu nemeluoju, tikrai tik tiek, žinokit. Bet kokiu atveju, kiek bus tiek, žodžiu, labai sėkmingai Franceska juda į priekį. Ir, žodžiu, kad mums būtų visiems smagiau ir aš nuo tos Franceskos taip jau nepervargčiau, einam pasukti ruletę. Nieko naujo dar nededu, aš vis dar noriu šiek tiek apsimažinti, nes vis dar ten yra ir Stackheadas, yra Franceska, Stackheadas, yra IV pulauveris, kuris irgi, žodžiu, galėtų jau šiek tiek gauti meilės, ir yra bent 4 darbai. Franceska, Stackheadas, Scarflet, skareliai šonutės, IV, gal viskas? Ir Paganskai, kuris miega. Nes dar karšta. Ir, žodžiu, tokie tokeliai. Ir reikia Dagmarą išsiardyti. Aš iš tiesų pasakiau, kad aš jį išardysiu, išėmiau virbalus. Sudėjau viską į krepšį ir padėjau į spintą. Žodžiu, jį reikės išsiardyti, bet aš galvoju, kad aš jį ardysiu gal per atostogas, kad galėčiau vėl susivinioti į sruogas gražiai, gal net išsiplauti siūlą, kad, žodžiu, kad tas visas garbiniavimas išeitų. Ir, žodžiu, tokie takeliai. Rugsėjį kažkada tai pradėsim meškėną megztinį. Aš pasibandžiau mėginukų ir, žodžiu, labai laukiu pradžios iš tikro. Labai, kažkaip nežinau. Kai prisiminiau, kad tas meškėno megztinis bus, aš nuėjau pasižiūrėti ten, kokie rekomenduojami visokie siūlai. Tada pasikaičiau pas save, kokių siūlų turiu, galiu, noriu ir panašiai megzti. Ir kažkaip dabar labai laukiu šio meškėno. Dar geros 2 savaitės, plus mes atostogausim, tai aš gal taip jau ir nepradėsiu stačią galvą rugsėjo 1 megzt. Tai bus matyt. Ir tada, žinokit, viskas. Netempiam į naktį, einam pasuksim ruletę, pasižiūrėsim, ką aš čia megsiu ateinančias kelias dienelės. Ir, žodžiu, pasižiūrėsim. Ir aš turiu kavos pagaliau. 100 metų prisiminiau, kad aš niekad nedanešdavau kavos. Pas mane netgi nagai nulakuoti. Gal jau sakiau? Nagai buvo. Ai, dar normaliai. Žodžiu, nagai lakuoti arba juoda kava, arba kava su pienu. Tai pas mane šiandien kava yra su pienu, su grietinėle. Tai va. Tokie tokeliai, einam rulečiaut. Na va, žiūrėkit, Stackheadas. Ir aš dabar iš spintos jį išsitrauksiu, jums parodyti, kiek turiu. Visai smagu, žinau, kad aš visai neturiu nieko prieš. Man tik reikės vėl jo aprašymą susirasti, nes aš, jeigu ten nueina miegot mano tie mezginiai ar kažką aš čia kito sugalvoju, tai aš tos, kurie ne prioritetai, aš juos truputį paslėpiu toliau, tai bėgu pasiimti, tuoj. Va, grįžau, Stackheadas. Ir vėl. Rodžiau, praeitą mėnesio gale pasirodysiu vėl. Turim gerą pusę nugaros. Oi, čia geroji pusė. Gerą pusę nugaros. Aš esu pradėjus priekį. Rankovės, abi dvi. Ir esu pradėjus labai nedaug priekio. Tas labai nedaug, tai yra pasidarius atmarą. Ir, žodžiu, aš dabar noriu... Ai, čia turiu tos mažesnius virbalus, 3 mm. Gerai, 3 mm čia, tai reiškia, čia tie atmariniai virbalai. O čia kas yra? 3,75 turi būti. 3,75. Tai va, tai žodžiu, ką... Net nežinau, kokį čia tikslą man savo išsikelti, kiek noriu numegzt.
Sakykime, tai pasižiūrėsim, kiek aš numegsiu per šiandien ir per rytoj. Tai reiškia, iki vestuko koinių, paskui bus koinės, pabaigsim koinės ir tada žiūrėsim, ką veiksim toliau. Va, kaip tik turiu kamuolį, tai čia kažkiek tais prisimegs man jo. Kūnas irgi turi kamuolį prijungtą, tiksliau kamuolio čia, vat. Kas čia? Va, kamuolio tokia antra pusė. Ir, nu ir va. Tai žodžiu, labai smagu prisiminti kažką tai iš tokių senesnių mezginių. Ir eisim megzt. Truputėlį didesni virbalai, nes aš čia paskutiniu metu ant 2,5 mm, ant 2 mm koinės, ant 2,75 Francesca. Žodžiu, viskas labai smulkiais virbalais ir labai labai kukliai. O čia tokie 3,75 virbalos, toks normaliai. Tai žodžiu, nu bus labai smagu, man manau. Ir greitai procesas matysis. Ir čia tos pinutės visokios, labai nenuobodus mezginys. Labai norėčiau prisimegzti iki, kol jau reiks pradėti formuoti galvą, nes priekyje, žodžiu, nugara, tai jinai visa yra tokia, vat. Tai va, nugara, tai jinai visa tokia ir eis. Tokiom, vat, visokiom pinėm. Ir viskas, nu, žodžiu, važiuosiu į viršų. O priekyje tų pinių eina gal tokia dalis. Ir paskui prasideda ta elnio galva formuotis. Tai aš labai norėčiau iki tos elnio galvos prisimegzti. Ar pavyks, bus matyt. Žodžiu, einu, vėl susidėlioju čia mezginius, susitvarkau. Ir tada eisiu atsidarysiu paterną, pasižiūrėsiu, ką man ten daryti reikės su priekiu. Nes ten ir pasiaurinti šiek tiek reikia, ir paplatinti, nu, žodžiu, ten magijos padaryti. Visko, tai kad nepraleisčiau nieko. Tai va, tiek, einu megzti. Aš ir vėl pas jūs. Šiandien yra rugpjūčio 20 diena. Mes jau taip žiūrim į rugpjūčio antrą puselę gerai. Ir pabaiga. Tikrai prisijungsiu dar bent kokį kartą. Ir ką, turėjau visokių update'ų. Ne update'ų, bet šiaip, žodžiu, visokių įdomybių. Išdžiuvo mano čiurlionis. Tiksliau, mano Everyday Bag su čiurlionio aplikacija. Ir dabar, kadangi aš jau žinau, kaip reikia rodyti. Va, čiurlionis, mano čiurlionio krepšelis. Žodžiu, šiaip žiauriai talpus. Aš nežinau, kaip jums parodyti, bet, žodžiu, jis, nu, žiauriai talpus. Jisai man gavosi truputį aukštesnis, negu Everyday Bag rekomenduoja. Bet aš jį dariau aukštesnį tam, kad mano čiurlionis tilptų. Žodžiu, čia ir dar liktų bent truputėlis kraščiukų. Bet aš jį dariau truputėlį siauresnį. Tai žodžiu, mano čiurlionio tarbelė viskas, pabaigta. Atrodo, taip gražiai. Galiu šitaip nešiot. Arba galiu kaip normalią tarbą. Na, aišku, kai rodai būtų gerai turbūt užaus karūnę užkliūt, bet su manim tai būna. Žodžiu, nešiosiu va taip ant peties ir didžiuosiuos. Tikėtina, kad mano čiurlionis dar važinėsis truputėlį po parodas. Tikrai man jo negaila, nes man labai gražus gavosi. Ir krepšelis gražus, žodžiu, viskas labai fainai, labai liuks. Tai čia pirma. Antra, mezgiau, kai pabaigiau čiurlionį, man atrodo, ir kai man dar buvo likę ten truputėlis laiko, mezgiau savo staghedą. Žinokit, tokį kablį pagavau. Iš tikrųjų, aš jo nenorėjau paleisti. Vakar mezgiau koinės, o prieš tai, žodžiu, ten kiek tik turėjau laiko, mezgiau staghedą. Pradėjau jau galvą megzt. Štai kiek primezgiau priekio, o buvo prieš tai va tik tais čia. Tai aš nuo sekmadienio per pirmadienį, jo, nes antradienį jau viskas išėjo vestukas. Tai visą sekmadienį ir pirmadienį primezgiau va tiek. Nu, žiūri, fainai. Pasiskaičiavau, kad man turėtų užtekti siūlų, nes aš jau čia taip gerai įpusėjusią su pilva. O paskui tai vis tiek, nu, ten pilvas, dar čia išsims biškutį, tai turėtų užtekti. Sumezgiau kamuolį su viršum. Taip, sumezgiau vieną kamuolį, kurį turėjau ir jisai užsibaigė man va čia. Man čia įsijungimas. Ir tada primezgiau visą antrą kamuolį, kurio man liko, kur kamuolys, liko va tiek. Tai žodžiu, kaip matot, nu tiesiog, žiauriai kabina, labai geras paternas, labai rekomenduoju, ypač kurios mėgsta pinės. Net ir mane, kuri labiau šiaip mėgsta ažūrus, šitos pinės užkabino ir, nu, man ir pats tas, žodžiu,
ta elnio galva labai faina. Tai va, tai žodžiu, žiūri fainai. Viskas gyvena šitam krepšy. Ir kad jūs įsivaizduotumėt, nu vat, krepšys, tai jisai puikiai telpa ir čia dar labai daug vietos lieka, va, šitam čiurlionio tarboj. Jis tiesiog tam paskęsta. Ir nepasakyčiau, kad labai stipriai išsitampė rankenos. Tai čia yra geroji dalis. Va, tai čia proporcijom pasidėliot. Čia turbūt ta dalis, kur... Nesvarbu, žodžiu. Va, čia galite pamatyti, kaip atrodo visos spalvos. Nuo juodos iki rožinės ir vėl nuo juodos iki rožinės. Visos spalvos, kurias aš naudoju čiurlioniui, tai, kadangi tai yra visos spalvos, kurias aš turiu, tai visas išėjo ir krepšelį. Nu, man kažkaip labai tiko ir patiko visas šitą toksai variantas. Turiu smagią istoriją. Kai tik pasigirdo legendos, kad reikia megzti visom čiurlionį, originalas Knitomanijos iš tos gintarės yra megztas iš moherų ir jis yra šukuotas dar paskui. Tai aš, aišku, irgi iš karto užsidegiau megzti moherinį čiurlionį, man čia reikės, visko reikės. Ten kažkur kažkas pašnekėjo, kad reikės šepetuko tai moherai iššukuoti. Na gerai, reiks šepetuko, tai reiks. Pasakėm ir šventą. Ir su Onute mes užsisakėm šerno šerių šepetėlius barzdai šukuoti. Iš Temu. Atrodo šitaip. Tai kaip matot, šepetėlis sėkmingai mane pasiekė. Aišku, kol jisai mane pasiekė, aš 2 kartus pakeičiau nuomonę, 3 kartus pakeičiau spalvų gamą. Ir finale, nu kaip matot, mano čiurlionio tikrai toli gražu nereikia šukuoti. Ne, nereikia šukuoti. Ir žodžiu, tas šepetėlis liko toksai biški ant ledo. Originaliai šitas šepetėlis yra skirtas barzdai šukuoti, vyrų barzdom šukuoti. Tai šiandien vyras išeina iš dušo ir jisai tokią nedidelę barzdelę turi. Ir jisai turi šukas paprastas. Taip, prukšt. Ir aš taip juokaudama sakau, tai tau gal šerno šerių šepetuką atnešti? Sakau, atnešk. Tai aš nebeturiu šepetuko, šitas oficialiai perėjo mano vyrui, bus naudojamas pagal paskirtį ir žodžiu, tai va, vyrui labai patiko. Jeigu kurios turit barzdotus vyrus, kuriam patinka šepečiai tokie, tai labai rekomenduojam iš Temu. Kokie 2 eurai? 3, gal 3. Nesvarbu, žodžiu, pirkinys surado savo naują šeimininką. Jeigu man reikės, kad nors gyvenime tą moherą pašukuoti, aš pasiprašysiu iš jo. Tai va, tai tokie, žodžiu, tokios linksmybės mano kaime. Ir pabaigiau vesti to kojines. Tai jos dabar džiūsta. Ir man atsiveria rankos, nes aš dabar galiu megzti vėl, ką tik noriu. Galiu sukti ruletę, galiu nesukti ruletės. Bet aš aišku suksiu ruletę. Vienintelis, kurio aš galbūt taip nelabai norėčiau megzti, tai yra Pagan Sky. Jis dar labai šiltas man. Labiausiai norėčiau stakhedą. Sakau, žinokit, toks kablys, kad antras pagal smagumą turbūt būtų mano tas raudonas. Raudono Francesca palaidinė, bet aš ją dabar vežiojuosi vėl į darbą, tai žodžiu, tai tokia pemantiam gali būti. Skarfletas irgi smagu būtų megzt, nes aš vis dar esu išsiskleidus visą aprašymą jo ir žodžiu, jis man kartais vietą užima. Tai, žodžiu, čia mano nuomonės apie visus mezginius. Tai tada einam pasukti ruletę ir pasižiūrėsim, ką man, žodžiu, lieps megzt ir ar aš tai vykdysiu. Nes, kaip žinot, man kartais būna taip, kad aš tiesiog neturiu smegenų pakankamai kažką tai daryti ir aš paimu ir pasidariau kažką kitą. Žinoma, norėčiau dar kelis kokius projektus pradėti, pavyzdžiui, vesto kojines tas 1 metų, kuriuo aš neturiu, bet aš jų dar nedėjau į ruletę, kažkaip dar biškai nekyla ranka. Bet labai smagu, kad aš 2 darbus jau išsibraukiau šitų darbų sąrašo ir žiauriai fainai. Tai einam prasisukt ir žiūrėsim, ką turime.